19 uždavinys. Reikia rasti lygties 2 sinus x lygu minus 1 sprendinius, kurie priklauso intervalui nuo 180 laipsnių iki 360 laipsnių. Tikriausiai daug kartų sprendėt tokio tipo lygtį. Sinus x yra lygu minus 1/2 ir pasinaudoję valstybiniam formulyne esančią formulę užrašom sprendinį. X yra lygu minus 1 laipsnyje k kart arc sinus minus 1/2 plus pi k ir k priklauso z. Arksinusas skaičiaus minus 1/2 yra minus pi iš 6, todėl užrašom sprendinį štai taip. Minus 1 laipsnyje k kart minus pi iš 6 plus pi k ir k priklauso z. Žinoma, dar šitą užrašą galima šiek tiek patobulinti, tai yra susitvarkyti su tuo minusu ir dar gražiau užrašytas sprendinys atrodytų štai šitaip. Minus 1 laipsnyje k plus 1 kart pi iš 6 plus pi k ir k priklauso z. Tai čia mes turim visus lygties sinus x lygu minus 1/2 sprendinius. Dabar mus domina sprendiniai priklausantis intervalui nuo minus 180 iki 360. Taigi atrinkim sprendinius priklausančius intervalui. Pradėkim rinktis k reikšmes iš sveikųjų skaičių aibės ir tiesiog apskaičiuoti sprendinius. Pradėsiu nuo reikšmės k lygu 0. Kai k yra lygu 0, tai x gaunasi minus 1 laipsnyje 0 plus 1 kart pi iš 6 plus pi kart 0 ir apskaičiavę gautumėm, kad tai yra minus pi iš 6. Minus pi iš 6 pavertus laipsniais būtų minus 30 laipsnių. Minus 30 laipsnių priklauso intervalui, todėl šitas sprendinys tinka. Toliau tikrinkim, ieškokim, ar didesnis sprendinys priklauso intervalui. Imkim reikšmę k lygu 1 ir apskaičiuokim sprendinį. X yra lygu minus 1 kvadratu kart pi iš 6 plus pi kart 1. Na ir čia apskaičiavus gautumėm 7 pi iš 6, o 7 pi iš 6 pavertus laipsniais yra 210 laipsnių. 210 laipsnių irgi šiam intervalui tinka, todėl tai taip pat bus sprendinys iš intervalo. Analogiškai apskaičiuojam, kai k yra lygu 2, x gautumėm apskaičiavę minus pi iš 6 plus 2 pi, o tai yra 11 pi iš 6. 11 pi iš 6 pavertę laipsniais mes gautumėm 330 laipsnių, o šitas sprendinys irgi dar intervalui tinka. Šiaip pastebėkime, jeigu k paimsim 3, tada sprendinį tikrai gausim didesnį, nes prisidės 3 pi, pi iš 6 bus teigiamas, tai mes tikrai gausim sprendinį didesnį negu 360, todėl didesnių jau sprendinių nebeieškome. Dabar reikia pasižiūrėti, ar nėra intervalui priklausančių sprendinių, kurie yra mažesni už minus 30. Tai tam paimkim reikšmę k yra lygu minus 1. Vėlgi, tuo pačiu būdu įsistatom į sprendinio formulę minus 1, gaunam pi iš 6 minus pi, tai būtų minus 5 pi iš 6, o tai yra minus 150 laipsnių, minus 150 laipsnių. Taip pat šitam intervalui priklauso, todėl ir šitas sprendinys tinka. Ir pastebėti galime, kad kai paimam minus 2, tada čia teks atimti minus 2 pi ir tikrai mes gausim sprendinį mažesnį negu minus 180 ir tas sprendinys nebepriklausys intervalui. Taigi, mūsų atsakymas yra 4 sprendiniai – minus 30, 210, 330 ir minus 150. 4 sprendiniai.